Sveiki! Šiandien aš siūlau tęsti praktiką, kurią jau žinote, Yes Man, tik pavadinsiu ją kitaip. Kartais ta pati mintis, pasakyta kitais žodžiais, iš kito kampo, kitame kontekste, staiga tampa aiški. Būna taip, aš tai jau skaičiau, bet nesupratau, o paskui perskaičiau pas kažką kitą, parašyta kitaip ir dabar supratau. Ir tada atsiranda noras tai daryti, motyvacija, kai mes suprantame. Tai irgi yra vienas iš visato dėsnių. Jeigu mes kažko nedarome, mes tiesiog neturim motyvacijos arba nesuprantame prasmės. Todėl praktiką Yes Man šiandien kviečiu vadinti susitikimas su gyvenimu. Ir leiskite savo šitą praktiką pamatyti taip. Kas benutiktų jūsų gyvenime, bet koks įvykis, net ir bet kokia buitinė situacija, tai yra susitikimas su gyvenimu. Ir gyvenimas čia iš didžiuosios raidės. Galbūt tai kaprizingas vaikas, gal vyras, kuris guli ant sofos ir nenori padėti ruoštis kalėdoms, galbūt kaimynė, kuri vėl kažką pasakė nemalonaus, o galbūt tai lūžęs kulniukas, sudužęs telefono ekranas, o tiesiog išsibėrėję miltai virtuvėje. O gal priešingai, netikėta dovana, skambutis iš draugės, su kuria seniai nebendravote, bet labai norėjote, premija ar didelis užsakymas jūsų versle, nesvarbu. Į viską, kas vyksta, jūs galite tyliai savo sakyti, o galbūt ir garsiai, jeigu leidžia galimybės. Tai yra gyvenimas. Primenu, gyvenimas iš didžiuosios raidės. Tai yra didžiojo gyvenimo pasireiškimas. Gyvenimas dabar kalba su manimi. Arba jūs galite keisti gyvenimą į kūrėjas, dievas, galbūt šaltinis, galbūt gamta, galbūt visata. Galite sakyti tą savo. Tai kūrėjo kreipimasis į mane. Arba tai dievas, arba tai pasaulio kontaktas su manimi. Jūs galite ir net turėtumėte šią frazę pakeisti, padaryti ją visiškai sava. Tokia, nuo kurios jums net širpuliukai per kūną pradės bėgti. Tai yra labai svarbu. Visada reikia praktikas integruoti į savo gyvenimą taip, kad juos taptų jūsų. Todėl nebijokite kažką modifikuoti ir keisti. Bet frazių mechaniškas kartojimas nieko neduos. Nes jeigu jūs tai tiesiog kaip robotas kartojate be jausmo, be buvimo, be tokio vidinio išjautimo, tai jūs veikiate tik proto lygmenyje ir jokių pokyčių ir transformacijų nebus, kiek jūs jų ir nekartosite. Kaip ir su afirmacijomis. Galima kartoti kiek norite, bet jei nėra vidinio tikėjimo ir kai kartojate nėra įsijutimo ir pojūčio, tai jokia afirmacija nesuveiks. Čia veikia tas pats dėsnis. Taigi, transformacija vyksta tik tada, kai jūs įsivaizduojate, įjungiate savo vizualizaciją, jaučiate, išgyvenate tai, ką sakote ir tikite to. Taigi, frazė tampa būsena ir tai yra labai svarbu. Na ir dabar aš noriu su jumis pasidalinti, kokia yra gili dvasinė esmė šio pratimo. Jūs žinote, kad beveik visos dvasinės kryptis, dvasiniai keliai kalba apie tai, kad mes esame viena visuma. Mes ir esame pats šaltinis, pats dievas, pats kūrėjas, pati visata. Irgi čia parinkite tą frazę, tą žodį, kuris jums tinka. O kūrėjas, šaltinis, jis ir yra vienybė. Ir kiekvienas iš mūsų yra jo dalis.
Tačiau tam, kad galėtume tai suvokti, save kaip šios visumos dalis, tam, kad mes pradėtume kiekviename reiškinyje, jau nesakant apie tai, kad kiekviename žmoguje matyti kūrėją, reikalingas holistinis vientisas mąstymas. Bet tam, kad šitas mąstymas veiktų, atsirastų, mes turim jį išauginti kaip organą. Ir čia aš pateiksiu pavyzdį, kuris dažniausiai pateikiamas įvairiose irgi sistemose, tai yra mūsų kūnas. Kai mes žiūrime į veidrodį, mes matome save kaip vieną kūną. Tačiau jei pradedame jį skaidyti, atsiranda galva, rankos, kojas, liemuo, einant giliau akis, oda, nagai, dar giliau organai, audiniai, ląstelės sudarytas iš molekulų, molekulos iš atomų ir atomai susideda iš dar smulkesnių dalelių. Ir dabar įsivaizduokite, ląsteliai, būnant savo lygmenyje, labai sunku suvokti visą kūną. Ji gyvena tarsi, savo atskirą mažą gyvenimą. Tačiau jei jos sąmonės lygis pradeda kilti aukščiau, iki audinio, po to iki organo, iki rankos, iki viso kūno, tam tikrų momentų įvyksta suvokimas. Aš nesu tik ląstelė, aš esu kūno dalis, aš ir esu kūnas. O viskas prasidėjo nuo ląstelės, bet suvokimas atvedė prie visumos. Lygiai taip pat per šį pratimą mes galime pradėti suvokti save kaip ląstelę vientisame gyvenime. Taip, mes pasiekėme vientisumo lygį, bet tam reikia laiko. Galiu dar pateikti kitokį pavyzdį, galbūt kažkam jis labiau patiks. Įsivaizduokite, kad gyvenimas tai didelis baltas ekranas, o įvykiai tai maži fragmentai, kurie jame pasirodo. Mes žiūrime į vieną įvykį, atsiveria vienas pazlės gabalėlis. Į kitą dar vienas ir dar vienas. Kol matome tik atskirus fragmentus, gyvenimas atrodo chaotiškas, atsitiktinis, kartais labai žiaurus ir neteisingas. Tačiau, kai tik pradedame keisti savo suvokimo lygį iš ląstelės iki vientiso kūno, gyvenimas nustoja būti atsitiktinių įvykių rinkiniu, jis tampa vieningu procesu. Taigi, darant šitą pratimą, jūs galite priartėti prie šio lygio. Ir tada priežasties pasekmės dėsnis bus visada aiškus. Nereikės išmąstyti, nereikės laužti galvos. Tiesiog bus žinojimas. Tiesiog bus matymas. Bet tai reikia tiesiog daryti. Ir kiekvienam reikia daryti tiek, kiek jam reikia. Kažkam 3 mėnesius, kažkam 3 metus, kažkam 3 gyvenimus.